Leidykla Alma Litera pristato Carol S. Dweck knygą Sėkmės psichologija. Kaip pakeisti mąstyseną, kad išlaisvintume savo galimybės. Iš anglų kalbos vertė Gediminas Auškalnis. Skaito Živilė Vailionytė. Įžanga. Kartą studentai pasisodino mane ir liepė parašyti šią knygą. Jie norėjo, kad žmonės pasinaudotų mūsų atliktų darbų ir tai pagerintų savo gyvenimą. Knygą ketinau rašyti jau seniai ir galiausiai tai tapo mano svarbiausiu dalyku. Šis darbas yra psichologinės tradicijos atskleidžiančios žmonių įsitikinimų galią dalis. Tai gali būti įsitikinimai, apie kuriuos mes žinome arba nežinome, tačiau bet kuriuo atveju jie smarkiai veikia mūsų norus ir tai ir mums pasiseks juos įgyvendinti. Ši tradicija taip pat rodo, kaip žmonių įsitikinimų net pačių paprasčiausių pokyčiai gali turėti didžiulę įtaką. Knygoje sužinosite, kaip jums būdingas įsitikinimas gali valdyti vos ne visą jūsų gyvenimą. Tiesą sakant, jis prasiskverbia į bet kurią jūsų gyvenimo dalį. Dauguma to, ką laikote savo asmenybė, iš tiesų kyla iš šios mąstysenos. Nemažai dalykų, kurie gali jums neleisti pasiekti savo potencialo, yra susiję su mąstysena. Jokia knyga dar nėra paaiškinusi šios mąstysenos ar parodžiusi žmonėms, kaip ją panaudoti savo gyvenime. Jūs susipažinsite su garsiausiais mokslo, meno, sporto, verslo žmonėmis ir tais, kurie galėjo, bet tokie netapo. Jūs suprasite savo partnerį, vadovą, draugus ir vaikus. Išmoksite išlaisvinti savo ir vaikų potencialą. Man didžiulė garbė pasidalyti su jumis savo atradimais, bet ir tų žmonių pasakojimų. Kiekvieną skyrių papildžiau istorijomis tiesiai iš antraštinių laikraščių puslapių ar iš savo pačios gyvenimo ir patirties, kad galėtumėte suprasti, kaip mąstysena veikia. Daug kur vardai ir asmeninė informacija pakeista siekiant išsaugoti anonimiškumą, o kai kada žmonių istorijos pateikiamos kaip viena sutelkta mintis. Nemažai pokalbių atkurti iš atminties, juos stengiausi perduoti kuo tiksliau. Kiekvieno skyriaus pabaigoje ir paskutinėme skyriuje pateikiami įvairūs būdai, kaip pritaikyti tai, ką išmokote, kad galėtumėte atpažinti jūsų gyvenimą kontroliuojančią mąstyseną, suprasti, kaip ji veikia ir jei pageidaujate, ją pakeisti. Pastabėlė dėl gramatikos. Ją suprantu ir pripažįstu, tačiau šioje knygoje ne visada jos paisau. Pradedu sakinius jungtukais ir bei bet. Vartoju prielinksnių sakinio pabaigoje. Renkuosi daugiskaitos įvardį jie, kai reikia vienaskaitos jis arba ji. Visą tai darau, nes rašau neoficialiai ir greitosiomis. Todėl tikiuosi, kad kalbos pedantai man atleis. Noriu pasinaudoti progą ir padėkoti visiems, kurie padėjo, kad mano tyrimai ir ši knyga išvystų dienos šviesą. Studentai mano tyriamąjį darbą pavertė vienu malonumu. Tikiuosi, mes daug ko išmokome vieni iš kitų. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų tyrimus rėmusioms organizacijoms Viljamo T. Granto fondui, Nacionaliniam mokslo fondui, Švietimo departamentui, Nacionaliniam psichinės sveikatos institutui, Nacionaliniam vaiko sveikatos ir žmogaus raidos institutui ir Spencerio fondui. Labiausiai mane drąsino Random House leidyklos darbuotojai Websteris Jaunsas, Danielis Menakeris, Tomas Peris ir ypač redaktorė Caroline Sutton. Jų nekantravimas perskaityti mano knygą ir puikūs patarimai padarė didžiulę įtaką. Dėkoju ir nuostabiam agentui Gilesui Andersonui, taip pat Heidi Grant už tai, kad mane su juo supažindino. Esu dėkinga visiems žmonėms už jų indėlį ir grįžtamą į ryšį, ypač Polly Schulman, Richardui Dweckui ir Marianai Peškin už išsamius ir įžvalgius pastebėjimus. Galiausiai dėkoju savo vyrui Davidui už jo meilę ir entuziazmą, suteikiantį mano gyvenimui naują užmojį. Rašant knygą, jo parama buvo labai didelė. Mano darbo ašis yra augimas, darbas padėjo tobulėti man pačiai. Noriu ir jums palinkėti to paties. Pirmas skyrius. Mąstysena. Kai buvau dar jauna, tik pradedanti tyrinėtoja, nutiko tai, kas pakeitė mano gyvenimą. Troškau suprasti, kaip žmonės susidoroja su nesėkmėmis ir nusprendžiu apie tai sužinoti daugiau, stebėdama sunkius uždavinius sprendžiančius mokinius.
Į laisvą klasę atsivedžiau kelis mokyklos vaikus, liepiau patogiai įsitaisyti ir uždaviau keletą sunkių klausimų. Pirmosios užduotys buvo paprastos, vėliau jos vis sudėtingėjo. Kol mokiniai plušėdami niurnėjo ir prakaitavo, stebėjau jų veiksmus ir mėginau suprasti, ką jie galvoja ir jaučia. Tikėjausi pamatyti vaikų gebėjimo doroti su sunkumais skirtumų, bet išvydau tai, ko visiškai nesitikėjau. Susidūręs su sunkia užduotimi, vienas 10-metis berniukas prisitraukė kėdę arčiau, patrynė delnus, sučepsėjo ir sušuko: "Dievinu iššūkius." Kitas vaikas, kamuodamasis prie šių užduočių, pažvelgė į mane nutaisęs malonumo kupiną išraišką ir įtaigiai pasakė: "Žinai, aš tikėjausi, kad tai bus naudinga." Kas jiems ne taip, susimąsčiau. Visada galvojau, kad su nesėkmėmis arba susidorojama arba ne. Niekada nemaniau, kad kam nors patinka klysti. Gal tie vaikai ateiviai, o gal jie prieš mane susimokė. Visi žmonės turi sektiną pavyzdį, žmogų, kuris pakreipė juos tinkamą linkme, kai jiems žūtbūt to reikėjo. Šie mokiniai man tapo pavyzdžiu, jie akivaizdžiai žinojo tai, ko nežinojau aš, ir buvau pasiryžusi tuos dalykus išsiaiškinti, suprasti, koks mąstymo modelis gali nesėkmę paversti dovana. Ką jie žinojo? Jie žinojo tai, kad žmogaus savybės, pavyzdžiui, protiniai gebėjimai, gali būti ugdomos pastangomis. Jie tai ir darė. Mokiniai lavėjo, nesibaidė nesėkmių ir nemanė, kad jiems nesiseka. Vaikai žinojo, kad taip jie mokosi. O aš priešingai, maniau, kad žmogiškos savybės nekinta, esi protingas arba ne. Tavo nesėkmės reiškia, kad vis dėlto nesi toks, paprasta ar ne? Jei sugebi pagauti sėkmę ir bet kurią kainą išvengi nesėkmės, esi protingas. Sunkumai, nuklydimai, net atkaklumas nėra viso to dalis. Jau seniai klausiama, ar žmogiškos savybės gali būti tobulinamos, ar vis dėlto jos nekinta. Tačiau šių įsitikinimų reikšmė žmogui yra naujas dalykas. Kokių pasekmių sulaukėme mąstydami, kad intelektas ar asmenybė yra tai, ką galima tobulinti, o ne nekintami giliai įsišaknyję bruožai. Pirmiausia, aptarkime labai seną ir ypač diskutuotiną klausimą dėl žmogaus prigimties, o tada grįžkime prie klausimo, ką šie įsitikinimai reiškia jums. Kodėl žmonės yra skirtingi? Nuo pat pasaulio pradžios visi žmonės skirtingai mąstė, elgėsi ir gyveno. Žinoma, kyla klausimas, kodėl žmonės skiriasi tarpusavyje. Kai kurie jų yra protingesni ar dorovingesni, ir ar egzistuoja tai, dėl ko jie negali pasikeisti. Yra palaikančių abi ginčo pusės. Vieni sako, kad šių skirtumų pagrindas yra labiau fizinis, todėl tokie skirtumai neišvengiami ir nepakeičiami. Ilgai šiems tariamiems fiziniams skirtumams buvo priskiriami kaukolės iškilimai, frenologija, dydis ir forma, kraniologija, o šiandien genai. Kiti nurodo didžiulius žmonių išsilavinimo, patirties, mokymo ar mokymosi skirtumus. Nustebsite, tačiau didelis šio požiūrio šalininkas buvo Alfredas Binet, intelekto koeficiento testo išradėjas. Argi intelekto koeficiento testas nebuvo skirtas nekintamam vaikų intelektui įvertinti? Tiesą sakant, ne. Prancūzų tautybės Binet 20-ojo amžiaus pradžioje dirbęs Paryžiuje sukūrė šį testą, kad būtų galima atpažinti vaikus, kuriems nesisekė Paryžiaus valstybinėse mokyklose, ir siekė, kad naujos lavinimo programos padėtų jiems sugrįžti į savo vėžes. Neneigdamas individualių vaikų intelekto skirtumų, jis tikėjo, kad švietimas ir mokymasis gali lemti esminius intelekto pokyčius. Toliau pateikiu citatą iš vieno didesnių jo darbų, šių laikų mintys apie vaikus. Šioje knygoje Binet apžvelgia savo patirtį su daugybė vaikų, turinčių mokymosi sunkumų. Keli šiuolaikiniai filosofai teigia, kad individo protas yra nekintantis dydis, kurio negalima pakeisti. Mes turime priešintis ir reaguoti į šį brutalų pesimizmą. Praktika, mokymasis ir svarbiausia metodika gali padėti mums pagerinti dėmesingumą, atmintį bei nuovoką ir leidžia mums tapti protingesniems, tiesioginė šio žodžio prasme. Taigi, kas teisus? Dauguma šių dienų ekspertų sutinka, kad negali būti tik taip arba anaip.
Tai yra prigimtis arba įprotis, genai arba aplinka. Nuo pat tada, kai atsirado šios koncepcijos, tarp jų vyksta nuolatinė kova. Iš tiesų, kaip teigia iškilus neurologijos mokslininkas Gilbertas Gottliebas, genai ir aplinka mums vystantis ne tik bendradarbiauja, bet genams reikia aplinkos poveikio, kad jie tinkamai veiktų. Mokslininkai taip pat suprato, kad žmonės turi didesnės nei anksčiau galimybės mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Savaime suprantama, kiekvieno žmogaus genetiniai įgūdžiai yra unikalūs. Nors asmenys išsiskiria skirtingų temperamentų ir gabumais, yra aišku, kad patirtis, mokymasis ir asmeninės pastangos padeda suformuoti visą kitą. Šių laikų proto guru Robertas Sternbergas rašo, kad klausimo, ar žmonės taps išprusę veiksnys, yra ne koks nors nekintamas pirminis gebėjimas, o tikslinga veikla. Arba, kaip teigia jo pirmtakas Binet, žmonės, kurie yra protingiausi vaikystėje, ne visada tokie lieka senatvėje. Ką visa tai reiškia jums? Dvi skirtingos mąstysenos. Postringauti mokslo klausimais yra viena ir visai kas kita suprasti, kaip tai pritaikyti savo. Per 20 tyrimų metų išsiaiškinau, kad jūsų pasirinktas požiūris iš esmės veikia gyvenimą. Jis gali nulemti, ar tapsite tokiu žmogumi, kokiu norite būti, ir ar sugebėsite iki galo padaryti tai, kas jums svarbiausia. Kaip tai nutinka? Kaip paprastas įsitikinimas gali paveikti jūsų psichologiją ir visą jūsų gyvenimą. Tikėjimas, kad jūsų savybės nekinta, tai yra nekintanti mąstysena, sukuria nenumaldomą norą nuolat įrodyti savo vertę. Jei turite šiek tiek proto, suformuotą asmenybę ir laikotės tam tikros etikos, tada visi turėtų pamatyti, kad viso to turite pakankamai. Jums paprasčiausiai negalima atrodyti ar jaustis taip, tarsi šioms pagrindinėms savybėms ko nors tiktų. Kai kurie mūsų to mokomi nuo mažų dienų. Net vaikystėje siekiau tapti kuo protingesnė, bet tvirtą požiūrį man suformavo ponia Wilson, 6 klasės auklėtoja. Priešingai nei Binet, ji manė, kad intelekto koeficientas pasako apie žmogų viską, ką apie jį reikia žinoti. Klasėse mūsų sodindavo pagal intelekto koeficientą ir tik aukščiausių intelekto koeficientų pasižymintys mokiniai galėjo per renginius nešti vėliavą, plauti kempines ar nunešti raštelį direktoriui. Be kasdienio galvos skausmo, kurį sukeldavo savo griežtomis nuostatomis, mūsų mokytoja formavo požiūrį, pagal kurį visi klasėje siekė tik vieno, viską nustelbiančio tikslo – atrodyk protingas, jokių būdų nekvailas. Kam rūpėjo mokymasis ir kas apskritai galėjo mėgautis procesu, kai visa mūsų egzistencija kabojo ant plauko kaskart, kai jį duodavo testą ar pakviesdavo prie lentos. Mačiau daug žmonių, kurie troško įrodyti savo vertę klasėje, siekdami karjeros ar tobulindami asmeninius santykius. Kiekviena situacija meta iššūkį intelektui, asmenybei ar charakteriui. Kiekvienoje situacijoje galima klausti, man pavyks ar ne. Pasirodysiu protingas ar kvailas, mane priims ar atstums. Jausiuosi kaip nugalėtojas ar pralaimėtojas. Bet argi mūsų visuomenėje nėra vertinamas intelektas, asmenybė ir charakteris? Ar nėra normalu trokšti šių savybių? Taip, bet pagal kitą požiūrį, šios savybės nėra tik jūsų gautos kortos, su kuriomis teks gyventi, nuolat bandant įtikinti save ir kitus, kad rankoje turite vienos rūšies kortas, o paslapčiai jaudinatės, kad iš tiesų turite tik porą dešimtakių. Vadovaujantį šio požiūriu gautos kortos yra tik jūsų ugdymosi pradžia. Ši augimo mąstysena paremta įsitikinimu, kad pagrindinės savybės galite ugdyti savo pastangomis. Nors žmonės skiriasi visu kuo, įgimtais talentais ir gebėjimais, pomėgiais ar temperamentu, kiekvienas gali pasikeisti ir augti atkakliai to siekdamas ir per patyrimą. Ar tokios mąstysenos žmonės galvoja, kad galima tapti bet kuo? Kad bet kuris asmuo turintis tinkamą motyvaciją ir išsimokslinimą gali pasidaryti Einšteino ar Bethovenu? Ne. Bet jie suvokia, kad tikrosios žmogaus galimybės yra nežinomos ir nesužinomos, kad neįmanoma numatyti to, ką galima pasiekti sunkiai ir atsidavus dirbant ir kartojant. Ar žinote, kad Darvinas ir Tolstojus buvo laikomi paprastais vaikais neturinčiais jokių išskirtinių gebėjimų?
Benas Hoganas, vienas geriausių visų laikų golfo žaidėjų, vaikystėje neturėjo koordinacijos ir buvo negrakštus. Fotografė Cindy Sherman, patenkanti turbūt į visus svarbiausius 20-ojo amžiaus menininkų sąrašus, susikirto per pirmąjį fotografijos kursą. Geraldinai Page, vienai geriausių visų laikų aktorių, buvo patarta nutraukti veiklą dėl talento stokos. Matote, kaip įsitikinimas, kad jums svarbios savybės gali būti išugdytos, sukuria troškimą mokytis. Kam švaistyti laiką mėginant įrodyti, koks puikus esate, kai galima iš tiesų tobulėti? Kam slėpti trūkumus, kai galima jų atsikratyti? Kodėl nesusiradus partnerio ar draugų, kurie ne tik sustiprina jūsų savigarbą, bet ir skatina jūs tobulėti? Kam ieškoti to, kas visų išbandyta, kai galite atrasti naujų ir lavinančių potyrių? Troškimas niekada nesiliauti tobulėti, net ir ypač jei sekasi prastai, yra svarbiausias augimo mąstysenos požymis. Ši mąstysena leidžia žmonėms gyventi geriau net pačiais sunkiausiais gyvenimo etapais. 2 mąstysenų požiūriai. Kad geriau suprastumėte, kaip veikia 2 mąstysenos, įsivaizduokite, kad esate jaunas žmogus, kuriam šiandien nepasisekė. Ateinate jums labai svarbią ir įdomią paskaitą. Profesorius kaip tik grąžina vidurio semestro atsiskaitimo darbus. Jūs gavote C su pliusu, taigi C su pliusu yra maždaug 7. Esate labai nusivylęs. Ta vakarą grįždamas namo pamatote, kad gavote baudą už ne vietoje pastatytą automobilį. Labai susinervinęs paskambinate geriausiam draugui, kad pasidalytumėte bėdomis, tačiau jam nelabai rūpi. Ką galvotumėte? Kaip jaustumėtės? Ką darytumėte? Kai to paklausiau žmonių turinčių nekintančią mąstyseną, jie visi atsakė frazėmis jausčiausi atstumtas, visiškas nevykėlis, kaip idiotas, netikėlis, bevertis ir kvailas, nes esu prastesnis už kitus, kaip šliužas. Kitaip tariant, visi jie tai laikytų tiesioginiu savo vertės ir kompetencijos įvertinimu. Štai ką jie galvoja apie savo gyvenimą. Mano gyvenimas apgailėtinas, aš apskritai neturiu gyvenimo. Tam, kas gyvena viršuje, aš nepatinku. Visi nori su manimi susidoroti. Kažkas siekia mane sunaikinti. Niekas manęs nemyli, visi manęs nekenčia. Gyvenimas yra neteisingas, o visos pastangos bevertės. Gyvenimas bjaurus. Aš kvailas. Man niekada nenutinka nieko gero. Aš pats nelaimingiausias žmogus šioje žemėje. Atleiskite, o kas jums nutiko? Mirtis ir pasaulio pabaiga ar tik pažymys, baudos kvitas ir nepavykęs pokalbis telefonu? Ar tai žemą savivertę turinti žmonės? O gal tipiški pesimistai? Ne. Kai jų nesėkmės baigėsi, jie jaučiasi tokie pat vertingi ir gerai nusiteikę, sumanūs ir patrauklūs, kaip augimo mąstyseno žmonės. Tai kaip tokie susidoroja su situacija? Tobulėjimui neskirčiau tiek laiko ir pastangų. Kitaip tariant, neleisčiau niekam daugiau manęs vertinti. Nieko nedaryčiau. Likčiau lovoje, prisigerčiau, valgyčiau, pasitaikius progai ką nors apriekčiau, valgyčiau šokoladą. Klausyčiausi muzikos ir būčiau paniuręs. Įlyščiau į spintą ir tupėčiau ten. Su kuo nors susimuščiau, verkčiau, ką nors sudaužyčiau. O ką gali padaryti? Žinote, kai kūriau šią situaciją, tyčia palikau C su pliusu, o ne F. Pasirinkau vidurio semestro atsiskaitimo, o ne baigiamąjį egzaminą, baudos kvitą, o ne eismo įvykį. Draugui nelabai rūpėjo pokalbis, bet jis neatstūmė pašnekovo akimirksniu. Nenutiko nieko katastrofiško ar nepataisomo, tačiau dėl to nekintančios mąstysenos asmuo pasijuto taip, tarsi būtų ištikusi visiška nesėkmė ir paralyžius. Kai tą patį aprašą parodžiau augimo mąstyseną turintiems žmonėms, jų reakcija buvo kitokia. Jie galvojo, turiu labiau stengtis per paskaitas, būti atsargesnis statydamos automobilį, ir pasidomėti, ar bičiulio diena nebuvo prastesnė. C su pliusu reikštų, kad turiu daugiau dirbti per paskaitas, tačiau man lieka dar pusė semestro, kad pagerinčiau savo rezultatus. Tokių atsakymų buvo daugybė, bet manau, kad